Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sveiki. Laida Reidas pradeda savo eilinį gal kokį 14 savo sezoną. Ir ta laida, ir tas sezonas bus apie tą patį. Apie tai, kaip mes vairuojame. O vairuojame mes baisiai. Istorijomis iš Plungės mes pabaigėme aną televizijos sezoną, iš Plungės pradėsime ir šį sezoną. Taigi Plungė, šeštadienis, turgaus diena, paskutinis turgus prieš rugsėjį. Ko ta policija čia nori? Labą rytą, vyr patrulai. Labas rytas. Į turgų važiuojat rugsėjo 1 ruoštis? Ne, iš tikrųjų, važiuojam pirkti sūnui, dviračiui, šliaupų. Aš supratau. Vienas lietuviškas. Nu, bet tai kaip ir rugsėjo 1 vis tiek. Tai čia daug. Biškai nepanaš. Moteriškas teisės davė? Jo, mano teisė, nes aš dažniau važinėjusi. Blaivų žmonės bus. Atstokim pirmą reidą. Žmonės nustebę, kad kažkas juola policija dar kažką už dyką duoda. Tai dovanų gaunat, įsivaizduojat iš policijos? Dyka. Dyką, įsivaizduojat? Tai dar kartą papūs. A dar kartą nori? A jeigu pripūsit? Kad niek knapo. Bet matot, šiais laikais nieko dykai nedalina. Tik muštukus. Gero kelio, mielas ponė. Reido vietoje gali gauti ne tik muštuką atminčiai, bet ir atšvaitų, o jie, žinia, nenumaldomai artėjant juodam tamsiam rudeniui, padės mums visiems. Mums, eismo dalyviams, vieni matys, kiti bus matomi. Tuo duosim rugsėjo 1 progą vaikams atšvaitų. Oi ne, čia ne, čia ne, čia, ne. Šitie, 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 šitie ir šitie. Labas rytas. Nori atšvaitą? Imk, va, gausi pagal plaukų spalvą dabar atšvaitą. Tu, gausi tokį. Ačiū. Nu, dabar 2 širdukės. Imk širdukę, tu vieną. Ačiū. Ta, imk širdukę. Palauk, tau vyrišką aš paieškosiu toj. Palauk. Ačiū. Vyriška. Va. Šitas bus vyriškas. Imk. Prieš rugsėjo 1, kad ant kuprinių užsidėtumėte, taip? Ačiū labai. Ate, iki. Geros dienos. Ir čia pasirodė pirmas pilietis, dėl ko mes tariant susirinkome prie Plungės turgaus. Jis atmynė dviračių. A ja būtų reik nešiuoti Lemenko. Nešiuoti. Atšvaita reikalingi. Nu, bet tai čia lempa turi švies, net švaitai, žinokit, lempa turi švies. Prieki balta, gale raudona. Prieki balta, gale raudona. Nieko nevartoju. Aš šiandien alaus gėdavau šitą. Šiandien? Dabar šitą. Prieš kiek laiko? Nu, Ką? Dabar šitą, 10 metų. tai ką čia pradėt 8:30 ryto nuo alaus? Ką, o dabar važiuoju to, apsiprakinti. A turit asmens dokumento kokį? Ne, tur nišniek, toks tai. Nič nieko. Nežinau. Oi. Nabaut, jie paleik laisvę. Reikės pūsti, nes nuo jūsų eina alkoholio kvapas. Šitą alaus žiūrėjau, dabar ko tik alaus žiūrėjau, alaus. Kiek sakėt laiko praėjo? Nu, dabar šiandien 10 metų galbūt. Ko atmykai įdraugau? O iš kaip minėt? Iš pakerai, reikia čia plūčių. Tai jau praėjo čia. Ką? Normaliai jau praėjo. 20 praėjo minučių. Nu, ne, 20 metų, aš tai 15 nuvažiuoti iki 15. miesto. Nu. Ir važiuoju šliaupę, bet Be liemenės, be šviesų, alaus išgėręs. Nu, kas čia per šeštadienio rytas pas mus dabar? nežinau, aš nebent. Nu jo, 15 minučių bus praėjo. Kas? Bus praėjo 15 minučių. Babojam. Tai pūskit. Dar. Nu? Ne. Nieko Smarkiai. nėra. Jūs pas mus sprendėt, kad nieko nėra. Nu. Pūskit. Aš pasakysiu, kada nutrauks storą. Palaukit dabar. O vakar gerėt ką nors? Ką? Vakar gerėt ką nors? Ne? Tik šiandien alaus. Šitą alaus. Nu, kas čia per Lapsų pusryčiai? tave. Va, dar. Gerai? Iki jį. Nu, toj. Šitas, jau. Toj pažiūrėsim. Ačiū. Toj pažiūrėsim. Nu, kiek jį? Kiek tas? Toj. Kiek tas butelis alaus? Nu. Opa, vienas butelis alaus, 0,77. 7. Lengvas. Nedaug. Viskas, einam Ką? prie automobilio. Gausit protokolą dabar.
Pilietis jau buvo baustas už sunkų girtumą vairuojant dviratį ir ne 18 eurų bauda, o 148 eurų bauda. Čia su ta atmitimi gali būti taip, kai pradedi rytą, gerdamas ne arbatą, o alų. O čia Rietavas, tas pats šeštadienis ir automobiliai stabdomi dėl to paties. Ar vairuojame mes blaivus? Štai merginos, metalistės, į vestuves važiuoja, bet jos negerti juk važiuoja, groti. Metalistės su kolonėlė, metalistės esat? Ja? Metalistės? Ne, iš tikrųjų ne metalistės. Mes vestuvių muzikantės. Jūs esu muzikantės ir blaivus važiuojat? Mes ten važiuojam. Ir parvažiuojam blaivus, kas svarbiausia. Ja. Nu, fainas mergičkos, ate. Ate, geras. Čia sustabdomas ir pirmas neblaivus vairuotojas. Lengvas girtumas, bet malonumai nemenki. Labą dieną. Truputį per daug įputėm. Nevartojat apskritai alkoholio? O tai iš kur gali būti 081? Sulčių gėriau kažkokių. Sulčių gerėt? Ką dar? Nieko daugiau. Nieko, negu dobelių, nei širdies lašų nieko negerėt. O šio sustabdyto automobilio vairuotojui nustatomas nežymus girtumas. Tačiau čia bėdos tik prasideda. Iki 2 metų stažo truko vos mėnesio ir tada vaikinas būtų tapęs tikrų vyrų, gavęs tikrą vairuotojo pažymėjimą. O dabar teks išklausyti 4 valandų trukmės kursus apie alkoholizmo žalą ir tik po to valstybinės įmonės registra tarnautojai teiksis bendrauti toliau. Tik bėda ta, jog jaunuolis išvažiuoja į užsienį, kada tos kursus lankyti, o be jų ateities keliuose nėra. Tądien dar viena neblaivi vairuotoja buvo sustabdyta Endrijeve, o mes į tuos kraštus Plungės rajoną ir Rietavą dar grįšime toliau laidoje. O dabar grįžtame į Plungę. Čia sekmadienį įvyko baisi avarija. Sekmadienio pavakarę apie 5:30 kelyje Mažeikiai Plungė Tauragė, ties Plungė, pervažiavus tiltą virš geležinkelio per avariją žuvo 2 žmonės. Motociklu Suzuki važiavęs 31 metų Žlibinų seniūnijos Varnaičių kaimo gyventojas žuvo vietoje, 20-metis motociklo savininkas mirs ligoninėje. Į prieš 3 dienas nusipirkto visureigio Hyundai Santa Fe vairuojamo plungiškio galą rėžėsi jam iš paskos važiavęs motociklu Suzuki. Abi transporto priemonės važiavo nuo Mažeikių Rietavo link. Dideliu greičiu lekiantis Suzuki buvo nesuvaldytas, todėl ir trenktasi į automobilio galinę dalį. Spėjama, kad motociklą vairavo jo savininkas, vėliau ligoninėje mirs 20-metis. Abu vyrai neturėjo teisės vairuoti motociklų. Fatališku motociklu važiavę vyrai buvo be šalmų, vilkėjo šortais, marškinėliais, buvo apsiavę šlepetėmis. Plungiškis Hyundai Santa Fe vairuotojas reidui sakė, kad jis jau anksčiau buvo pastebėjęs tą motociklą, atvažiuojantį iš priekio ir pavojingai manevruojantį. Netrukus tas pats Suzuki apsisuko žiede, pasivijo visureigį ir rėžėsi į jį. Motociklas laigė kelio viduriu, o pabaigti lemtingą manevrą motociklininkų sutrukdė iš priekio nuo Rietavo atvažiuojantis vilkikas. Šiais metais Plungės rajone per avariją jau žuvo 5 žmonės, o dabar keliamės į kiek malonesnę rubriką, tačiau ir joje vairuotojų pamišimo požymių netrūksta. Sekmadienio kelių policijos reido įdomybės prasidėjo dar neprasidėjus pačiam reidui. Vienas patrulių ekipažas tik spėjo išsukti iš kelių policijos biuro kiemo, kai juos pradėjo sekti automobilis Honda Prelude. Vilniaus plente į posto vietą atvykus pirmam policijos automobiliui bei pradėjus ruoštis darbui, prie pareigūnų privažiavo automobilis Honda Prelude. 7 val. Ryto jo vairuotojas pasisveikino. Labas vakaras ir pradėjo aiškinti, kad policija nemoka dirbti. Ne vietoje pasistatė automobilį ir taip toliau ir panašiai. Mes prie tos istorijos dar grįšime toliau laidoje, o dabar ko mes čia susirinkome. Taigi, sustabdyto automobilio Renault Kangoo vairuotojui Eduardui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Oi, mielas ponė, čia vidutinis girtumo laipsnis. Važiuojam namo atgal. Kur namo? Ne, viskas, ponė, viskas. Jūs net dabar negalite vairuoti. Pareigūnas mašina, viskas. Gerai. Jo. Kur čia ponas prisigėrėt? Vakar jis namuose. Vakar namuose? O dabar kur važiavot? Į sodą važiuojam. Į sodą? Ne, jūs net dabar negalite vairuoti. Tuo metu policijos darbas stebėjęs automobilio Honda Prelude vairuotojas metė savo postą, apvažiavo Jakų žiedą ir atsistojo į tikrinamųjų automobilių eilę. Tiek to, mes dar su juo pakalbėsime, o dabar mes domimės, ko tas vilkiko vairuotojas juokiasi nuoširdžiai nesustodamas. O ko nas juokina, ką sakė, matau operaciją? Sako, jums gyvą matą. Ai, mane gyvą matą? Manęs geriau gyvo nematyti iš tikrųjų. Atėjo metas Honda Prelude reikalams. Išklausykime jo samprotavimų. Man tikrai norisi, kad mūsų pareigūnai vykdytų savo darbą teisinės bazės ribose. Tai dabar taip ir įvykdys. Pažiūrės padangų protektorių. Jūs pats neturit vaistinėlės, jūs pats neturit liemenės. Nieko prieš visiškai. Tai va, nu tai labai fainai. Tai va, jūs labai geras rytas jums. Taip? Jie tai savo darbą dirbo, jūs ką neturit ką veikti? Suprantu. Jūs neturit ką veikti? Suprantu, bet aš noriu, kad jie atliktų savo darbą teisinės bazės. Nu tai ir gal dar baudą gausit už padangas, nes su tokiom padangom net vasarą negalima važinėti. Tai va, aš taip galvoju. Jūs turite savo nuomonę. Nu tai va, toks mūsų sekmadienis abėjo. Gero kelio tada jums bus. Jums taip pat.
Čia tai geras, čia tai be mėnulio pilnaties, neapseita. Paaiškėjo, kad automobilyje Honda nėra gesintuvo, vaistinėlės, šviesą atspindinčios liemenės, avarinio ženklo. Negana to, paaiškėjo, kad automobilio Honda Prelude padangos visiškai plikos. Vietoje privalomų milimetrų mėsos ant gumos jų telikęs vos štai šis skaičiukas. Pareigūnai anuliavo automobilio Honda Prelude techninę apžiūrą ir piliečiui Aleksandrui paskyrė 28 eurų baudą. Tuo metu mėnulio pilnatį jau buvo pakeitusi skaisti ir šilta diena. Apie 9 valandą kelių policijos postas buvo įrengtas Liepų gatvėje. Čia automobilio Opel Vivaro vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 0,73 promilės alkoholio. Šilutės rajono gyventojas sakė, kad išvakarėse gėrė alų, o sekmadienio rytą jautėsi puikiai. 0,73. Labadiena, daugoka šiek tiek. Dviejų vairuotojų organizme rasta leistina alkoholio norma, o netrukus automobilių eilėje įvyko avarija. Atsiremta į kablį. Čia tai būna, kai pamatęs policijos pareigūnus pradeda ieškoti dokumentų, kurie nežinia, kur nukišti, o mašina tai rieda. O ko jums atbulėms atvažiuoti atbulėms? Ko jums atvažiuoti atbulėms į kalną? Liepų gatvėje taip pat buvo anuliuota automobilio Mitsubishi Colt techninė apžiūra. Rugpjūčio mėnesį automobilis buvo apautas dygliuotomis padangomis. Priekinė lempa pririšta su virvele. Moteriškė sakė, norėjo pasivažinėti iki automobilio sąvartyno. Reido reporterių daug, jų darbų daug, o rubriką pradėsime iš atostoginio reido automobilio, kai kelyje Cinkiškis Josvainiai per Baltarusio išvažiavimą į priešingą pusę koktų mašinų kolonos lenkimą vos nežuvo laidos reidas redaktorius ir atlikėjas. Vadybininkė Danutė Angelė Sandra parskrenda su Smartu nuo Nemirsetos senojų Palangos keliu, o kas toliau? O toliau trukt, smaukt, trukt. Varyk Angelė, pirmoje juostoje žmogus tave įleidžia, tas įleido, ta pamirksėjo, suprask, dėkingos akis jos. O kitas pilietis mauna iš Palangos Nemirsetos link. Gali būti, kad jis grįžęs tik iš Norvegijos, tai įsivaizduoja esąs kliūtimi iš dešinės. Supras, jį turi praleisti. Ne, ponia, jūs atvažiavote iš šalutinio kelio. Ir jeigu tęsiant vasaros temą, tai čia tas pats Nemirsetos kelias, gražus vakaras ir negilaus griovio krūmuose pasislėpęs BMW automobilis. Gražus, baltos spalvos. Gražus kaip tas vasaros vakaras. Parvažiuojant nuo naujosios Miltinės perkėlos, tas teigiamas šviesoforo signalas veikia trumpokai. Tai kitiems pasitaiko, kad jie labai jau šauna į sankryžą degant draudžiamam šviesoforo signalui, o sankryža čia plati ir avarijos skaudžios. O pavyzdžiui, ką kiti žmonės gali pagalvoti gero apie mus, golfų vairuotojus, jeigu atsiranda veslėje, tas, kuris viską sugadina. Posūkio nerodo, tai tiek to, čia ištingėjimo musėt. Bet kad posūkio nerodo ir neria per ištisinę ir po to atneria ir dar prieš nosį savo užpakalį kiša, tai čia jau viskas. Čia jau netoli reido pertrauka, rankos pačios nusileidžia. Ir tai dar ne viskas. Ta pati gatvė, tik iš kitos pusės šniudis parodys, kaip iš tiesų reikia nardyti vakarinio transporto piko metu. Ir dar pavaryk sūnau, ir dar kartelį, ir dar. Iki pasimatymo Šermukšnio 10. Nors ne, ko gero iki pasimatymo Kauno gatvėje, naujajame policijos pastate. Smiltelės ir Reikjavikų gatvių sankryžoje nubrėžta ribi ištisinė linija, draudžianti ją kirsti. Tai ne, prieš reido reporterio Kęstučio nosį vienas tik šast į dešinę, firmos vardą pagadinęs ir tiek žinių. Klausykite žmogau važiuojantis Taikos prospektu. Būkite malonus, laikykitės eismo juostų, neišklyskite iš jų, nes greta važiuojantis dažniausiai važiuoja pagal pabrėžimus ant asfalto. O jūs tamsa maršrutinio taksi vairuotojai, iš pradžių užsidarykite duris, kad kokia babytė neiškristų, o jau po to būkite malonus, nevažiuokite degant raudonam šviesoforo signalui. Žmonės juk nesilkės. Dabar tradiciškai mus pertraukia Baltikum televizijos reklama ir anonsai, o po to laidoje matysite. Antroje laidos dalyje daug dėmesio skirsime susikaupusiems per vasarą darbams, bus kraujo, vaitonių, alkoholio, gaudinių ir visko bus po truputį. Tačiau visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Toks buvo Baltikum televizijos reklamos skyriaus žodis, o mes tęsime laidą. Pamenate pirmąją laidos dalį?
kaip plungėje žuvo 2 motociklų be šalmų važiavę vyrai. Šį kartą Mazūriškėse jaunuolis važiavo motoroleriu. Lenkė sustojusią mašiną iš dešinės pusės. Tuo metu automobilio keleivis darė mašinos dureles ir motoroleris buvo nuverstas į griovį. Šalmai pasitarnavo pagal paskirtį. Medikai atvažiavo, apžiūrėjo, išvažiavo su jaunuoliu į ligoninę ir jį paleido gydytis namo. Tuo metu Rimkose kelių policijos pareigūnai sustabdė girtą golfo vairuotoją, kuris teises buvo pragėręs prieš 3 metus. Promilės lengvos 0,70, tačiau mašina bus paleista į apyvartą tik po teisėjo plaktuko dūžio. Girtas ir be teisių. To golfo valstybė reikėjo. Rugsėjo 1 dieną gausios policijos pajėgos sustojo prie pėsčiųjų perėjų, idant vairuotojai vaikų einančių nedaužytų. Tačiau tada vairuotojai pradėjo daužyti vienas kitą. Manto ir Daukanto gatvės sankryžoje susidūrė kablukas ir visureigis. Kabluką vairuojanti mergina suko į kairę, o didysis važiavo tiesiai. Bet tai darė jau degant draudžiamam šviesoforo signalui. Degė dar žalė mirksėjo, dar pradėjo mirksėti, dar aš šiandien važiavau. Ir mergaitė išsisuka. A, jūs pagrindiniu važiavote? Jo, aš pagrindiniu važiavau. Nu, ir barštelėjomės. Skaudžiai? Nu, va, rezultatai. Supratau. Matosi. Gana liūdni. Rugsėjo 1 linksma. Jo, nekas. Supratau. Būčiau geriau anūkai į mokyklą nuvežęs, gal būčiau vėliau važiavęs. Kaip buvo, į mane įvažiavo ir viskas. O kaip galvojat, kuris kaltas? Tikrai ne aš. Apmaudu, tačiau kai įvyko avarija, viešojo saugumo kamera buvo nusukama į kitą pusę. O matote, raudonas dar stovi, o dabar jau nebe. Kamera sukama. O kai buvo atsukta, tai avarija jau buvo įvykusi. Bet didžiojo visureigio vairuotojas pripažino, kad jis truputį kaltesnis dėl avarijos, tai ta gaida ir buvo užpildytos eismo įvykių deklaracijos. Šnektelkime apie vaizdo registratorių naudą, nes kalbant apie jos, blogo nerandama. Galima pezėti apie viešumą, asmens duomenų apsaugą, dar kažkokių svaigulių pažerti, bet kol mes taip vairuosime, tol mūsų tiesas ar kažkokias netiesas įrodyti gali tik vaizdai užfiksuoti vaizdo registratoriais. Na, kad ir kalbant apie šią avariją, įvykusią šią vasarą, lygiai prieš mėnesį, rugpjūčio 8 dieną, 38-ame magistralės kilometre, kurios anatomiją pamatysite kaip ant delno. Antrąją magistralės eismo juostą važiuojantis automobilis Volkswagen Passat, ko gero iš paskos važiuojančio automobilio Toyota, verčiamas rikiuotis į pirmą juostą. Tai daro neatsargiai. Nesvarbu, kad vairuotojas rodo posūkį, bet vis tiek, keičiant važiavimo kryptį, negali trukdyti šalia važiuojančiam. Passatui pyptelta, vairuotojas išsigando, užvažiavo ant skiriamosios juostos, čia mašina sumėtė, ji grįžo ant kelio, trenkėsi į BMW šoną ir čia prasidėjo BMW skrydis į laukus. Laimė per avariją niekas nenukentėjo, vaikai tik išsigando, o avariją sukėlusio Passato vairuotojui 20-mečių jaunuoliui nustatytas nežymus girtumas – 0,08 promilės alkoholio. Taigi užtenka ir tiek promilyčių, kad pradėtum nesižvalgyti kelyje. Taip mes prisikasime iki vaizdo registratorių rubrikos. Laidos rubrikoje filmuoja reido reporteriai, prisiminkime kai kurias eismo taisyklės. Lenkti prieš pėsčiųjų perėją negalima, kaip daro šitas veikėjas – saugaus eismo konkursų ir viktorinų nugalėtojas. Teritorijose važiuojančias kliūtis iš dešinės pusės reikia praleisti. Jums baltą sakome, jūs turėjote praleisti Toyota. Toliau greičio slopinimo Kalnelius Pilies gatvėje, jeigu taip nori, apvažiuok. Aišku, apvažiuok žmogau, bet tai daryk nekirsdamas dvigubos ištisinės linijos. Automobilio Opel Zafira vairuotojo norime paklausti, o tai kaip jūs rikiuojatės, kur jūsų dešinės pusės galinio vaizdo veidrodis, ką? O čia mūsų miesto transporto pasididžiavimas žiedinės sankryžos. Atkreipkite dėmesį į automobilisto veiksmus kairėje ekrano pusėje. Ir tai dar ne viskas. Štai koks staigus pilietis šis. Kaip tik šauna mintis, taip ir suka vairą, kur mintis pasukus. Netrukus pamatysite kito piliečio minties greitį Taikos prospekte, kaip jis šaus iš antros eismo juostos į apsisukimą šauniai. Taigi, jeigu prakalbame apie Taikos prospektą, tai BMW vairuotojai norime pasakyti, kad šioje vietoje sukti į kairę draudžiama ir būtent dėl to yra pabraižytos 2 ištisinės riebios linijos. 2, net ne viena. Ir jeigu jau prakalbame apie BMW, tai šio 6X atsiradimas priešingoje eismo juostoje, it aptvare, pretenduoja ne į savaitės, ne į mėnesio, o į visos vasaros pavairavimą. Kaži, kuris dėjosi po to, kai atvažiavo mašinos iš priekio, kelyje pasvalys, Panevėžys. Būkite aplankyti, sakau, ir šį sezoną, na, o mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro, kurgi kitur, jeigu ne Baltikum televizijos eterį. Sudie.